Gerbiamas Seimo nary, gerbiama pirmininkė, gerbiami seminaro dalyviai. Norėčiau paklausyti, bet nebūtinai kelkite rankas, kas iš jūsų paskutinę savaitę, o gal paskutinį mėnesį apsilankė kokioj nors nelietuviškoje internetinėje parduotuvėje ir ką nors nusipirko. Taip, ir aš, pavyzdžiui, aną savaitę nusipirkau Amazonėje viršelį. 4 eurai. Tai žymiai pigiau negu nueiti kažkur į parduotuvę ir ieškoti. Bet įsivaizduokim tokią situaciją, hipotetinę situaciją, kad aš ar koks nors pilietis iš provincijos ir nebūtinai gerai mokantis anglų kalbą, o gal net ir mokantis anglų kalbą, bet užsisakantis kažkur tai iš neangliškos svetainės, bando vietoj viršelio užsisakyti išmanųjį telefoną, bet jam vis tiek atsiunčia viršelį. Žmogus moka pinigus, ką jam daryti? Žlunga visa bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos idėja. Žmogui apie tai nesvarbu, žinoma, jam svarbu, kaip išspręsti šitą klausimą. Taip, jam patariama, taip, yra vartotojų teisių apsaugos institucijos, bet jis nori tai greitai išspręsti. Jeigu nori greitai išspręsti, taip, yra elektroninis teisingumo portalas, yra internetinė ginčių sprendimo platforma. Bet jeigu žmogus, nelabai moka, sakysim, ir tą pačią anglų kalbą, ką jam daryti? Tam yra automatinė vertimo sistema, visa idėja. Su šia platforma žmogus gali bandyti vietoje išspręsti tuos kylančius ginčius ir ne tik kaip vartotojas, bet kaip galbūt paslaugų teikėjas, rasti informaciją, prieiti prie visų, sakysim, Europos vadinamų paveldų šaltinių. Tai prisimindami, aš nekalbėsiu, nesituosiu tiksliai, bet, sakysim, reglamentai, ES reglamentai 1316 ir 283 būtent ir pasako, kas yra tas automatinis vertimas. Tai būtent yra bazinė skaitmeninių paslaugų infrastruktūros dalis. Nuo to, kaip sėkmingai šitą platformą bus įgyvendinama, priklausys sėkmė būtent, ką aš išvardinau. Tai ir elektroninis teisingumo sistema, tai yra be abejo ir elektroninių registrų sistema, tai be abejo ir daugelis sričių ir sveikatos apsaugos sąveikiosios sistemos, kurias turėtų naudoti viešojo sektoriaus įstaigos. Šiandien, kaip tik mes susirinkom, tai būtų kaip ir pirmas žvilgsnis ir žingsnis pakalbėti, kokios yra pagrindinės sąlygos šio projekto sėkmingam įgyvendinimui. Žinoma, pirmiausia, finansavimas. Apie tai mes nekalbėsim, aš nekalbėsiu, kalbės kiti. Žinome, kad bent jau iki 17 metų projektas bus finansuojamas, gal toliau ir be abejo iki 20 metų perspektyva. Tvarumas tai vienas būtų pagrindinių principų šio projekto sėkmės. Kitas dalykas tai yra bendro intereso projektas. Dėl to pats finansavimas tai yra ne finansavimas šaliai nariai, bet pačiam projektui. Kitas principas, kad projektas grindžiamas jau esamais ištekliais. Tai yra, kaip gerbiama pirmininkė išvardijo, kas jau Lietuvoje padaryta yra daug. Tikrai, užėjus į raštijos svetainę mes matome ne tik, sakysim, akademinį entuziazmą, bet ir tikrai konkrečius
projektus, sėkmingai gyvendintus projektus. Kiti esami ištekliai, tai be abejo komisijos ištekliai. Pateikiama jau esanti mašininio vertimo platforma. Dar tik prieš 2 metus mes labai skeptiškai į tą patys platformą žiūrėjom, vertė ir taip, ir anaip, ir dar blogiau negu jūs tą pavyzdį pateikėte, bet, kaip žinia, mašininio vertimo platforma, kurios pagrindų ir bus įgyvendinamas tas automatinio vertimo sistema, pagrįsta statistiniais atitikimo metodais. Palyginus sistema nėra brangi, bet jos ugdymas iš tikrųjų išteklių reikalaujantis projektas. Tai yra, reikia maitinti, čia yra kaip kažkoks augalėlis, laistyti, karpyti, nes vienas svarbiausių sėkmingo įgyvendinimo prielaidų tai būtų grįžtamasis ryšys. Taigi ir šito seminaro tikslas pažiūrėti, kokios yra prielaidos, kokios yra kliūtys tam medeliui maitinti. Tai yra ir užsiangažavimas, be abejo, institucijų, kaip sakiau, komisija ir konkrečiai mūsų departamentas, kuris jau maitino tą medelį, sakysim, už mūsų pečių, už mūsų 12, jau 13 metai vertimo veiklos, sukūrėme, didžiulį, tą vadinamą Euramis, tokia yra segmentų bazė. Sukūrėme didžiulį Euramis skyrelį, kuriame, jeigu mes kasmet išverčiam apie 70 000 puslapių, tai tie visi puslapiai kiekvieną kartą yra sukarpomi į segmentus ir ta duomenų bazė yra maitinama ir savo ruožtu mašininio vertimo platforma naudoja tą bazę. Tai yra tas išteklius. Dabar, kalbant apie Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigas, ar yra tos sąlygos, kad ir viešasis sektorius galėtų kažkaip tai, maitinti tą sistemą. Čia yra vienas iš klausimų. Yra daug teisinių, matyti, ir apribojimų, daug yra, sakysim, netgi asmens duomenų apsaugos klausimai, į kuriuos reikėtų atsakyti. Šiaip ar taip. Šiandien, žinoma, mes dar kartą susirinkome, šiandien aš galvoju apie, vėlgi, tą patį telefoną. Būtų gerai, jeigu, sakysim, čia prieš seminarą skaičiau tokį žinomas analitikas Alesas Rosas įspausdinęs Wall Street žurnale tokį straipsnį, kuris teigia, kad jau po 10 metų nebus problemų. Žmogus kalbėdamas galės išversti netgi Papua Ginėją, kiek ten, 850 kalbų. Tai ką jau čia kalbant apie oficialią lietuvių kalbą, kuri yra oficiali ES kalba. Ir iš tikrųjų, gal po 10 metų vieną rytą aš atsikelsiu ir sakysiu, man nepatiko tas viršelis, norėčiau ten kažkokio rožinio ar kito ir ten mano kalbą atpažins ir iš karto po kelių dienų mano pašto dėžutėje atsiras viršelis ir tikrai ne telefonas arba atvirkščiai. Iki to laiko, iš tikrųjų, ar tai 10 metų, ar tai 20 metų, dar toli reikia nužygiuoti. Bet reikia žygiuoti žingsnis po žingsnio. Ir dėl to aš galvoju, kad šios dienos seminaras ir bus tas būtinas, nedidelis galbūt žingsnis, bet būtinas žingsnis, iš tikrųjų, kuris įgalins ne tik sėkmingai apsipirkinėti internetu ir transakcijas daryti
atlikti lietuvių kalbą, bet ir paskatins pačią lietuvių kalbą, sukurs prielaidas, kad lietuvių kalba neliktų tos vadinamos skaitmeninės revoliucijos užribiuose. Taipgi šiandien yra tas pirmas, gal ne pirmas, bet labai svarbus žingsniukas. Sėkmės jums visiems.